Kaip iš vilko atsirado šuo, o iš šuns šimtai veislių? Ar kada pagalvojai, kaip gali būti, kad čihuahua, haskis, vokiečių aviganis, taksas ir dogas priklauso tai pačiai rūšiai? Vienas telpa į rankinę, kitas tempia roges per sniegą, trečias gano avis, o ketvirtas atrodo taip, lyg galėtų saugoti pilį. Bet biologiškai jie visi yra šunys. Ir visi jie yra tos pačios ilgos istorijos dalis. Istorijos, kuri prasidėjo nuo vilko. Šuo yra vienas pirmųjų gyvūnų pradėjusių gyventi šalia žmogaus. Ir greičiausiai viskas prasidėjo ne taip, kad žmogus vieną dieną pasiėmė vilką ir nusprendė, dabar tu būsi mano augintinis. Labiau tikėtina, kad prie žmonių stovyklų artinosi drąsesni, mažiau agresyvūs vilkai. Jie rasdavo maisto likučių, kaulų, atliekų, o žmogui tokie gyvūnai galėjo būti naudingi. Jie perspėdavo apie pavojų, sekdavo grobį, saugodavo stovyklą nuo kitų plėšrūnų. Iš esmės, pirmieji šunys galėjo būti ne mieli augintiniai, o labiau signalizacijos. Per daugybę kartų tie vilkai, kurie geriau toleravo žmogų, turėjo didesnę galimybę išgyventi šalia jo. Jie darėsi mažiau baikštus, mažiau agresyvūs, labiau prisitaikė prie žmogaus gyvenimo. Tai pamažu formavosi gyvūnas, kuris jau nebebuvo tikras vilkas, bet dar nebuvo ir šiuolaikinis šuo. Ir įdomiausia tai, kad šuo keitėsi ne tik elgesiu, jo kūnas taip pat keitėsi. Šunys išmoko geriau skaityti žmogaus kūno kalbą, reaguoti į balsą, žvilgsnį, gestus, net jų veidas tapo išraiškingesnis. Tas vadinamasis šuniuko žvilgsnis, kai šuo pakelia antakius ir atrodo liūdnas ar labai mielas, nėra vien mūsų fantazija. Manoma, kad šunų veido raumenys per laiką pasikeitė taip, kad jie geriau komunikuotų su žmogumi. Kitaip tariant, šuo per tūkstančius metų išmoko ne tik loti, bet ir atrodyti taip, kad žmogui norėtųsi juo pasirūpinti. Dar vienas įdomus dalykas – šuo prisitaikė net prie žmogaus maisto. Vilkas yra labiau mėsėdis, bet šunys gyvendami šalia žmonių pamažu išmoko geriau virškinti krakmolą, grūdus, košės, žmogaus maisto likučius. Tai reiškia, kad kai keitėsi žmogaus gyvenimo būdas, kartu keitėsi ir šuo. Iš pradžių šunys nebuvo skirstomi taip kaip dabar – haskis, retriveris, mopsas ar vokiečių aviganis. Žmonėms svarbiausia buvo ne tai, kaip šuo atrodo, o ką jis sugeba. Vieni šunys buvo stiprus ir saugojo teritoriją, kiti turėjo puikią uoslę ir padėjo medžioti, treti buvo greiti ir ištvermingi, ketvirti turėjo stiprų instinktą ganyti avis. Dar kiti buvo maži, bet labai drąsūs. Jie buvo naudojami kovai su graužikais ar medžiokliai urvuose. Taip atsirado pagrindiniai šunų tipai – aviganiai, medžiokliniai, sarginiai, roginiai, terjerai ir kompanionai. Aviganis turėjo mokėti valdyti bandą, reaguoti į žmogaus signalus ir kartu pats priimti greitus sprendimus. Medžioklinis šuo turėjo sekti kvapą, išbaidyti paukščius arba atnešti laimikį. Terjerai buvo maži, bet kieti charakteriu, nes jų darbas dažnai buvo lysti į urvus. Roginiai šunys turėjo būti ištvermingi, atsparūs šalčiai ir gebėti dirbti komandoje. Kitaip tariant, pirmiausia, šunys buvo kuriami ne parodoms, o gyvenimui. Dabartinės veislės, kokias žinome šiandien, yra vėlesnis etapas. Daug šiuolaikinių veislių buvo stipriai standartizuotos tik per pastaruosius kelis šimtus metų, kai atsirado šunų parodos, veislynų klubai, kilmės dokumentai ir tikslų standartai. Ir čia atsiranda klausimas, kaip apskritai sukuriama nauja veislė. Nauja veislė neatsiranda vien todėl, kad du skirtingų veislių šunys susilaukia šuniukų. Tokie šuniukai gali būti labai mieli, protingi ir sveiki, bet tai dar nėra nauja veislė. Tai mišrūnai. Tikra veislė prasideda tada, kai žmonės turi aiškią kryptį, kokią šuns jie nori. Koks turėtų būti jo dydis, kailis, spalva, kūno forma, charakteris? Ar jis turi būti aktyvus, ramus, sarginis, medžioklinis, šeimos šuo, ar tinkamas konkrečiam darbui? Tada pasirenkami šunys, kurie jau turi dalį norimų savybių. Kartais tai būna kelios egzistuojančios veislės, kartais vietiniai šunų tipai, kurie tame regione gyvavo seniai, bet dar nebuvo oficialiai pripažinti. Biologiškai šuniai nėra svarbu, ar kitas šuo vadinamas retriveriu, aviganiu ar spanieliu. Visi naminiai šunys priklauso tai pačiai rūšiai, todėl skirtingų veislių šunys gali turėti palikuonių. Bet pirmoji karta dažnai būna genetinė loterija. Vienas šuniukas gali paveldėti vieno tėvo kailį, kitas kito ūgį, trečias visai kitokį charakterį. Todėl veislės kūrimas nėra sumaišiau du šunis ir gavau naują veislę. Tai ilgas atrankos procesas. Iš kiekvienos kartos atrenkami tie šunys, kurie labiausiai atitinka norimą kryptį. Jie veisiami toliau. Gimsta nauja karta. Vėl atrenkama, vėl tikrinama, vėl lyginama. Ir taip metų metus. Tikslas nėra gauti vieną gražų šunį. Tikslas yra pasiekti, kad savybės kartotųsi. Kad būsimi šuniukai būtų panašaus dydžio, panašios išvaizdos, panašaus kailio, panašaus temperamento ir panašios paskirties. Kol kiekviena vada atrodo kaip genetinė loterija, apie tikrą veislę kalbėti dar anksti.
Todėl naujos veislės sukūrimas gali užtrukti ne vienus metus, o kelis dešimtmečius. Reikia ne tik išvesti panašius šunis, bet ir turėti pakankamai didelę sveiką populiaciją, kilmės dokumentus, aiškų standartą ir pripažinimą iš kinologinių organizacijų. Veislės standartas iš esmės yra tarsi šuns aprašymas žodžiais. Jame nurodoma, koks turėtų būti šuns dydis, galva, ausys, uodega, kailis, judesys ir net charakteris. Bet čia yra ir kita pusė. Kai žmogus pradėjo veisti šunis ne tik pagal darbą, bet ir pagal išvaizdą, kai kurios veislės įgijo labai kraštutinių bruožų. Labai trumpas snukį, labai ilgą nugarą, per daug odos raukšlių ar per trumpus kvėpavimo takus. Tai gali atrodyti miela, bet šuniui kartais reiškia sveikatos problemas. Todėl šiandien vis dažniau kalbama apie atsakingą veisimą. Neužtenka, kad šuo atitiktų grožio standartą. Svarbu, kad jis galėtų normaliai kvėpuoti, judėti, gimdyti ir gyventi be nuolatinio skausmo. Ir vis dėlto pats faktas išlieka neįtikėtinas. Iš vienos prijaukinto vilko istorijos atsirado šimtai labai skirtingų šunų. Taksas nėra tiesiog juokingai ilgas šuo. Jo kūnas buvo susijęs su darbu urvuose. Haskis nėra tik gražios akys ir storas kailis. Tai ištvermės, šalčio ir bendro darbo istorija. Vokiečių aviganis nėra tik sarginis šuo. Tai atrankos dėl paklusnumo, drąsos, intelekto ir darbo rezultatas. O čihuahua, nors šiandien dažnai atrodo kaip rankinės aksesuaras, vis tiek priklauso tai pačiai rūšiai kaip ir milžiniškas dogas. Todėl šunų veislės yra ne tik apie grožį, jos pasakoja apie žmogaus istoriją, medžioklę, kaimus, ūkius, šaltus kraštus, aristokratiją, miestus ir mūsų norą turėti šalia gyvūną, kuris atitiktų konkretų poreikį. Nuo vilko prie laužo iki šuns ant sofos praėjo tūkstančiai metų. Kiekviena veislė yra mažas šios istorijos skyrius. Vienas parašytas dėl darbo, kitas dėl išgyvenimo, trečias dėl grožio, o ketvirtas tiesiog dėl žmogaus noro turėti draugą, kuris būtų būtent toks, kokio jam reikia. Jeigu patiko video, prenumeruok mūsų kanalą, paspausk patinka ir pakomentuok, ar tu turi augintinį. Iki kitų kartų.